Unibet. Espero que la haya pasado muy bien. Neskaitau, kad sužaidžiau gerai, bet iš tikrųjų nesijaučiau, kad ir įmečiau čia tų taškų, bet nesijaučiau, kad esu žaidime, taip kažkaip sunkiai sekėsi ir gynyba kažkaip ypač silpnai, nežinau. Kažkaip primečiau, bet nesijaučiau. Tai dabar Europos čempionatas draugiškas yra draugiškas varžybos, tai jos tik tai pasiruošimo etapas. O pagrindinės varžybės reikia dabar žaisti, o ne per draugiškas varžybės. Tai jo ir ruošiamės ir viską, ir žinom, kad dar kartą kad svarbios varžybos šitos buvo labai mums. Joms ruošiamės ir tikrai ir prieš jų žaidėjus ruošiam, analizavom, žiūrėjom video. Nežinau, toks. Iš mano pusės omenyje, aišku, komanda, žinom, nėra kur trauktis, dvi varžybos, aišku. Nors ir su tokiu žaidimu tiek sirgalių atvažiavo palaikyti nesinori, tai gėdingai išvažiuoti. Ne, sakau ir komanda visi pasišnekam tarpusavį, kad tikrai reikia, ką. Taip negalim žaisti. Ruošimės fiziniu kaip ir visada ir omenyje. Čia nemanau, kad fizinio pasiruošimo esmė, tas klaidas. Psichologinio. Ne psichologinio. Prarandam kamuolius, gal nesėkmė kažkiek, nežinau. Aišku. Gerai, ačiū. Kiek laidžia lietuviško krepšinio dvasia, pavyzdžiui. Šmėkla. Nu ir darai, nu ir turi galvoti, kaip padaryti. Šmėkla turi.